Va, biški noriu pafilmuoti, parodyti. Va, mano gaidukam šiandien, abiem galvą nukirtau. Čia kur tos rodžiau. Labai vištas muša, kapoja, neprisileidžia. Nu va, 4 mėnesių pirkau ir va, nepasvėriau. Egi, tu atneštas stiklikės tas mažas, būk geras, pažiūrėsiu kiek sveria. Nu, gal negražiai čia taip rodyti, bet va. Prisibaudžiau. Nu tai ką nori, 4 eurai gaidys, netukintas, nieko, va, 2 mėnesius dar pašėriau, tai nepilnai maišą sušėriau jiems. Nepilnai. Tai tas kokį pilnas, tikrai 5 kg svers. Nu va, priekybai 25, šitas 20. Tai užsakymų sočiai. Sočiai užsakymų. Kiaušinis dar parodysiu, kokie kiaušinių tryniai. Tas mažesnis, nežinau, ar čia jisai jaunesnis buvo papuolęs, ar koks bet savas, geltonas, gražus. Ir čia nemėsinė višta, čia vien raumuo, čia gaidys. Va, kame reikalas, kaip fainiai. Va, savo, aš darbuojuosi, šiandien atvažiavome į kaimą, prisibaudėm, oras pasakiškas. Pas mane užtaisyta, viskas, nu pažiūrė, kiek jisai čia pilnas sveria. Jeigu išeis man pasverti. Nesveria 5. 3 kg, 3 kg 100. Pilnas, nu tai kokį 2,8 bus. Matosi. Nu ir visai gerai. Ką, 4 eurai parduotuvėje brangu ir ten nuperki visai nešvaros, visai netvarkingi. Čia va savo gražiai, va, darbuojamės. Pas mane užtaisyta, vieni arbūzų sodin valau ir šiandien. Jau yra vieni pasodinti seniai sudygę. Einu, va, parodysiu, kaip man lengva, nei kambarį nereikia, nieko. Ai, va, kur jisai sodina. Nu, kaip sekas tau. Gerai, jau anie sudygę, dideli čia, va taip reikia daryti, niekada nesodinti viską vienu kartu. Reikia per kelis kartus sodinti. Per kelis kartus tada būna vieni anksti, kiti vėliau būna. Čia lietuviškas, kur atsivežėm, ar čia itališkas? Lietuviškas sėkliukės. Va ten yra tas mažiuks pakiuks į itališką. Ai, šitas, kur atsiuntė, ne? Aha. Va, kaip čia mums patogiai, kranas, nusiplauni, viskas laukia, nereikia niekur eiti į vidų, nusiplikinau, va, visą žiemą vanduo, plauk daryk, ką nori, nu nieko geriau nerasi, nu gyvenime geriau nerasi niekur, visą žiemą neužšąla vanduo nieks, sodinti gerai ant kiemuko. Va, gėlytė mano baigi išprotėti, iš proto išeiti. Nuo gėlių žydėjims. Tai kelinta šiandien yra? Balandžio 2. Ai, kai gerai atsimena datas, va. Čia tos, kur sako vienmetės. Neišmečiau lauk. Va, pabandžiau ir šiemet, va, vieni žiedai. Vieni žiedai. Atsigavo savo, išbuvo, va, per žiemą, užšaukė vienmetės. Tai va, darbuojamės, einu parodysiu, va, plikimui kaip gerai. Tai dabar šitą, kaip užsitaisęs turiu, ne savo teritorijoje, bet nesvarbu. Šitą kaip man gerai, va, čia jau sekantis irgi auga, čia mūsų yra mūsų. Čia ne mūsų teritorijoje, bet mūsų, va. Pažiūrėkit, kaip aš pasidaręs ir nusipirkau pečių laukę, pastačiau. Verdu vištom bulves, viską atvažiavęs. O, sugalvok to, ne taip. Nu, įsiverdu bulvyčių. Čia gali kugelį kepti viską. O, visokius sukišukas, va, visokius šiukšlių, aišku, nekurienų, popieriai, viskas. Gamtą saugojam, o, kaip gerai. Gali kugelį įsikepti čia visko. O, pridėta. Nu, kaip faina, labai geras, nepamainomas pečiukas, nepamainoms. Laukia, man švaru, man tvarkingai, nereikia į kambarius niekur. Kambariai švarus, tvarkingi savo. Užsikūriau, atvažiuoju pabūti, pailsėti.
Siverdi vienu virimu, aš išverdu daugiau, kad būtų ilgiau, kad užtektų. Va, vyksta. Čia nežinau, kas čia aš nesodinau, Lauris sodina, kas čia prisodinta, čia ne mano reikals. Nesikišu, čia jo yra. Tai va, jau čia antrą kartą, jau daržai dideli. Jau viskas sužėlė, didžiuliai. Va, mėtė kitą, kur pirkau už eurą, mažytę tokią pirkau. Mažylytę pernai pirkau. Nežinau, kai čia parodyti, tokis buvo mažiuks, va. Per metus laiką. Kaip jinai išauga, ten aviečiukį. Per metus laiką. O kvapas koks. Nu tai rodau, tai viską parodau. Ai, Jėzau, kaip mėgstu mėtų arbatą, tai negaliu tiesiog. Negaliu. Va, irgi pernai, o čia jau sudygė vėl kažkas, nežinau. Pernai va. Sodinta išbūna kuo puikiausiai ir dar bus, reiškės. Sako, jos vienmetės, nieka jos ne vienmetės. Spurga. Šitie jau atsigavo, jau lenda. Vat nežinau, norėjom vieną nenukirpom padaryti eksperimentą. Jie karposi čia, juos reikia nukirpti, ne. Nu šituos, nežinau. Čia liktai va pradėjo leisti naujus, gal jie karposi. Aš mėgstu eksperimentus padaryti, reikėjo man vieną nukirpti. Nu irgi koks kvapas. Nu. Nežinau, Lietuvoje jos karpa tikriausiai rudenį nukerpo, čia aš nekirpau. Nu bet jau krūmų rieboms, nu tikrai. Levandas čia tos pačias tikriausias levandas. Aš prisidžiovinau jų. Nu, o leidžia. Gal juos reikėjo pakarpyti, nežinau. Nu, šiemet pabandysiu vieną nukirpsiu. Bet jau krūmų rieboms. Nu, jau čia pati, kai jūs mėgsta sausą vietą. Čia kai tik pas mane atrodo, kad šlapesnė. Šitas baigi išprotėti. Nu tai va, vištytės, nu kodėl neapsimoka? Tai apsimoka. Aš paskaičiavau, apsimoka. Jeigu 4 eurai gaidys, čia va tas buvo, reiškia, gal iš kito. Iš kito šito. A, museliuks įskrida. Museliuks ateina pinigai. Va, oras šiandien koks. Nu, nuostabus oras. Visą dieną saulutė. Mano va, karalius baigia susprogti. Karalius su karūna. Kažkodėl vėlai labai, bet jis pats ilgiausiai išlaiko lapus. Karalius su karūna. Kokį grožį turiu. Gali pasigirti. Nu. Tai va, apsimoka. 4 eurai gaidys ir čia ne višta mėsinė, kad jinai būna labai riebi, vieni taukai, čia vieni raumenai. Va, kame faina. Tai nuvežiau aš kiaušinių, tai aš neatsiginu, aš neturiu tiek vištų, neturiu tiek kiaušinių, neturiu tiek gaidžių, tų nespėsiu tiek užauginti. Čia jau mūsų apskrity 50 km spindulių jau gyvena apie 150 šeimų. Susipirkę vilas, namus. Įsivaizduojat, kaip veržėsi, bijo kažko, nežinau, bėga dabar. Dabar jau čia kažkaip populiaru labai pasidarė. Tai. Siaubingai, tik įdėję greitai butą gerą ar vilą ar namą, viskas. Jis išgaudytis, pagauti jo nebėra. Tai va, tai čia užsakymų, bet mano visai dabar kiti prioritetai, kiti kriterijai, aš neusiimu tuo, tai čia nebent tai biški, va dėl savęs. Nuperki toj parduotuvėje, nu irgi čia yra gražias, geltonas, bet vis tiek ne tas, kaip savo užauginį. Jokios kombikormas neduota, tik bulvės, žolė ir tas miksas, kur rodžiau. Tai ką jie va per 2 mėnesius pusę maišiuką tos sulės aš jų netukinau, aš būčiau žinos, kai jūs pjausiu, aš būčiau tukinęs. Bet neprileidžia vištas. Paleidė kartu jie didesnį už vištas, vis tiek vištas duoda, pjauna ir viskas. Einu kiaušinį trynius parodysiu. Pamatysit, kokie tryniai. Kokią spalvą trynių. Fantastiškai. Nu va, rodo kiaušinukus. Va, 2 trynis buvo.
Vienas šviesesnis šiek tiek, tai čia jauna vištytė pradėjo dėti, o tie va, pažiūrėkit kokią spalvą. Tai tiesiog gaudą, nuvežate tuos kiaušinius baisu po 3 eurus. Tik reikia turėti labai daug vištų, jeigu nori čia, gali verslą gerą padaryti. Tai va rodau, aš pats stebiuosi, kokią spalvą kiaušinių. Tai jeigu aš atskirčiau baltymą nuo trynio, jie būtų dar tamsesniai. Nu, fantastika tiesiog. Bet čia į tamsą padėjus gal dar geriau rodytų. Va, ten gal šviesoj per daug. Nu, kaip tokių kiaušinių nuperki parduotuvėje, neturi palyginimo iš parduotuvės, parodyčiau baltas, tiesiog balti tryniai. Nėra į ką žiūrėti. Kaip faina. Ir šiaip nemaži tie kiaušiniai, nemaži, labai dideli, va, dvitrynis buvo viens. Tai va, darbuojamės, va, ką žiūrim, biški pareklamuosiu, va, galit pažiūrėti, kas nematėt, nežinot. Va, 2 vyrukai faini, labai faini vyrukai, dirba, stengiasi, nu kaip man jie patinka, aš negaliu, tokie darbštus. Nežinau, ar galima taip tiesiogiai rodyti, ar čia mane nieks neužbanys, nu, bet reikia parodyti. Reikia, nu, pagirti, va čia jie dirba, stengiasi, varo ir labai gerai varo. Čia kažkurioje vietoje man padėkos, nu kaip pakėlė kartelį. Ai, va dar palyginimui, va parodysiu, nu pažiūrėkit, nu aš negaliu atsižiūrėti. Kokią didumą, kažkada rodžiau, čia buvo prie šakos prisiglaudęs jisai. Kažkada rodžiau, tai daug mažesnė buvo, nu kokie dabar dideli. Neįsivaizduoju kokią didumą, rimtai. Aš negaliu patikėti. Aišku, jų žievė yra storesnė, bet mes žievę naudojam kepimams. Nuplauni švariai, tarkuoji žievę. Va, palei tuos palyginti. Kur apelsins, va kur toks. Kaip fainiai. Tikrai. Čia ne mano, čia iš kaimyną kiemą, pas mane dar tokia nėra, pas mane medžiai mažesni. Čia kaimynas, skinkis, neš kiek nori, valgy kiek nori. Nu, koks grožis. Kepinukams naudoti. Užšalkas, žemės neįdų. Nu, kai malonu, kai pagiria, nu ačiū labai. Tam, kad, nu, vis tiek. Neįtų šalis. Patarimą kas darė? YouTube kanalas ačiū ir jūs, linkėjimai. Ačiū. Mes tikrai pasinaudojom. Kaip ir bet kuriuo geru patarimu mes visą laiką pasinaudojame.